taurė, tačiau susidūrė jau pirmame etape su labai stipriu varžovu Trondheimo Lovečo klubas per pastaruosius porą dešimtmečių laikomas vienu stipriausių Bulgarijoje ir yra tapęs vienu stipriausių Bulgarijoje kartu su Sofijos CSKA ir Sofijos Levskio klubu. Tiesa, CSKA paskutiniais metais prispaudė rimti finansiniai rūpesčiai ir Gryša Gančevas dabar yra nusprendęs padėti ir šiam legendiniam Bulgarijos klubui. Sofijos CSKA neberungtyniauja elitinėje lygoje, negavo elitinės lygos licenzijos, taigi žaidžia tarp mėgėjų ir šiuo metu CSKA svarbiausia susitvarkyti savo finansus. Įvartis, Jelgava įmuša įvartį 11-ąją rungtynių minutę po sumaišties prie Lovečo Litekso vartų. Net 3 puikios progos futbolininkai tarė savo žodį, jau 11 minutę. Štai čia Virpstas Malašenokui nepavyksta, o čia įvartis buvo. Įvartis tikrai buvo. Nuo Virpsto kamuolys kirto vartų liniją. Marcijui Ošui turėtų būti įrašytas šis tikslus smūgis. Dar kartą žiūrime. Dialo pirmasis atakavo, po to galvačių komandos žaidėjai, tačiau tenka grįžti atgal. Tenka grįžti į gynybą, nes jau pradėjo puolimą Liteksas. Dabar išėjęs iš vartų Kasparas Ikstenis ir Bjornas Jonsenas permeta ataką ekipose, tačiau čia labai apmaudi klaida ir iš tikrųjų aišku, labai elegantiškas ir Bjorno Jonseno veiksmas. Pabėgo jis nuo savo tiesioginio oponento. Štai matome, kaip vėluoja 7-asis numeris Valerijus Redko. Moreno labai daug klaidinančių judesių šį kartą jiems nepasidavė tiesioginis oponentas. Į baudos aikštelės smūgis ir įvartis. O pagaliau pasiteisina tie aukšti perdavimai Bjorno Jonseno link ir šio tiesiai ant galvos. Čia iš dešiniojo krašto dešinysis gynėjas Trachilas Popovas atliko tą perdavimą. Jis per aukštas yra Valerijui Redko ir po to jau jokių šansų ir vartininkui. Akcentuotas stiprus pirmojo Jonseno įvarčio, tuomet nesuskubdamas prie varžovų snaiperio. Kitoks keitimas. Ir įvartis. Neįtikėtina. Jelgava muša. Tikrai neįspūdingai šiame epizode. Na, pasižiūrėkime. Klausimas dėl nuošalės. Vis dėlto lieka klausimas dėl nuošalės. Štai aukštas kamuolys, vartininkas vėl neaiškioje pozicijoje, panašiai kaip ir pirmajame kėlinyje. Kasparas Ikstenis neišbėgęs normaliai, kad